pradėsime kelionę po visus Vilniaus kolegijos fakultetus. Ir sužinosime studentų nuomonę, kas yra Viko dienos, kuo jos svarbios mūsų studentams. Manau, kad Viko dienos, Vilniaus kolegijos dienos yra pats svarbiausias renginys visame Vilniaus kolegijos gyvenime, nes renginys skirtas suvienyti studentus ir dėstytojus, tai yra suburti bendruomenę. O kas būtų kolegija be bendruomenės? Tai yra Viko dienos. Skirtos propaguoti ir garsinti Vilniaus kolegiją ir jos specialybės. Iš vienos pusės specialybės, iš kitos pusės mokomasias programas. Iš dar trečios pusės, kokie žmonės mokosi Vilniaus kolegijoje. Ir gal aš ne viską žinau apie Viko dienas, bet esu girdėjusi, kad ten jų programa yra pakankamai plati, tai yra flešmobai. Ir protmūšiai, kas atrodo, skamba labai neprastai ir aš manau, kad, kaip sakiau, ne viską žinau, bet manau, kad labai įvairaus tipo žmonės tikrai atrastų, kaip save užimti per tas dienas ir susipažinti su Viko. Tai yra turbūt tokios dienos, kai Vilniaus kolegijos bendruomenės nariai susikuria ir kartu kažką prasmingo veikia ir nuo to karto būna visi susipažinę, susidraugavę ir niekada nebebūna kaip. Taigi manau, jog Vilniaus kolegijos dienos yra tradicinis renginys, kuris suvienyje visus fakultetus bei mūsų fakultetų studentus. Taip pat manau, jog tai puikia proga praleisti turiningą laisvalaikį. Viko dienos yra grandiosinis renginys, kuris įtraukia tiek į įvairius nuotykius, tiek į gal mūsų kaip pasaulį. Todėl siūlyčiau kiekvienam studentui, kiekvienam dėstytojui apsilankyti šiame renginyje. Viko dienos, mano supratimu, tai yra dienos, kurios yra skirtos studentam, kad jie galėtų visi susitikti, pasidžiaugti, susipažinti, nes kolegija yra didelė, fakultetai yra ne 7. Studentai kitą kartą galbūt nelabai ir susitinka. Tai Viko dienos tai yra, aš sakyčiau, džiaugsmo dienos, studentų kartu buvimo dienos. Viko dienos yra renginių maratonas, kurio metu dalyvauja visi studentai ir visus renginius ruošia Vilniaus kolegijos studentai iš visų 7 fakultetų. Kas man yra Viko dienos? Tai tūsai, protmūšis, šokiai ir daug pieno kokteilių. Viko dienos, tai mano manymu, tai yra vienas didelis tūsas, kai vyksta daugybė įvairiausių renginių ir tu gali pasirinkti bet kur. Viko dienos tai jėga! Taigi atvyk į Viko dienas jau balandžio 13 dieną.